Vėžio diagnozė vis dar pati grėsmingiausia ir kelianti daugiausia baimių. Nepaisant visame pasaulyje atliekamų gausybės bandymų atrasti veiksmingą šios ligos gydymo būdą, kol kas tenka pripažinti, kad navikinės ląstelės pasiduoda tik agresyviam gydymui. Nėra nuo pirminio naviko žolių, nuo pirminio naviko milijonam ląstelių yra skvarbi chemoterapija, ideali sprogdintoja vėžinių ląstelių radioterapija ir, žinoma, visagalis peilis, kuris naviką iš tikrųjų pašalina totaliai. Tačiau net ir įveikus vėžį agresyviomis priemonėmis laukia sunkus ir ilgas organizmo sistemų stiprinimo kursas, nes toks gydymo metodas sunaikina ne tik naviko pažeistas, bet ir sveikas organizmo ląsteles. Chemoterapijos metu kenčia greičiausiai atsinaujinančios ląstelės, jeigu mes kalbam apie sveikas. Tai šiuo atveju, aišku, labiausiai kenčia kraujo čiulpai, dėl to, kad ten vyksta pastoviai regeneraciniai procesai ir gaminasi kraujo ląstelės. Taip pat plaukų folikuliai, lytinė sistema. Šiuo atveju, virškinimo sistemos atveju, mes turim didelių problemų, kada ten susidaro įvairios, gali sudaryti erozijos, sutrinka mitybiniai procesai dėl to, kad mus pykina, atsiranda kiti sutrikimai, kai maistas negali būti pasisavinamas ir čia reikalinga tikrai tam tikra pagalba, kada mes galėtumėm sumažinti tos kenksmingus poveikius, kuriuos iššaukia chemoterapija. Atsižvelgiant į agresyvaus gydymo pasekmes ir daugybę mokslinių tyrimų apie vėžinių ląstelių atsinaujinimą bei tam tikrų žolinių preparatų savybės pristabdyti vėžinių ląstelių dalijimąsi ir pakartotinį plitimą, lietuvių mokslininkų komanda žolelių ekstraktų pagrindų sukūrė medicininės paskirties maisto produktą, kuris sėkmingai taikomas onkologinių ligų profilaktikai po grėsmingo tradicinio gydymo. Bandymų keliu, kaip dabar madinga moksliškai įrodymais, buvo atlikti tyrinėjimai ir sudarytas derinys iš ekstraktų. Ekstraktos yra visos veikliosios medžiagos, ir gysločio, ir medatkos, ir ugniažolės, bei amino rūgštys. Ir šitas vienas preparatas galima vartoti visada, kada buvo sunkesnės formos, pabėgė limfmazgius, pabėgė į kitus audinius, bet sėkmingai su chemoterapija išgaudyta, su spindulinė išdžiovinta. Ir skatina imuniteto budrumą, ir kaip antioksidantai veikia veikliosios medžiagos, detoksikuojančiai, ir žinoma pačią G2, G3 ląstelę taip pat daro neaktyvią arba ją net sunaikina. Šio preparato dominantė pasirinkta didžioji ugniažolė, kuri onkologų itin vertinama dėl vėžį veikiančių savybių. Šiuolaikinį mokslą patraukė jo savybės stabdyti kai kurios rūšies vėžių ląstelių dalymasi. Žinoma, dar kol kas kaip vaistas ugniažolė nėra įteisintas vėžinių susirgimų gydymui, tam reikalinga dar atlikti daugybę įvairių tyrimų, tačiau atskiri moksliniai duomenys rodo, kad ugniažolės sudėtinės dalys stabdo kai kurių vėžio formų ląstelių dalymasi. Todėl galima tokį preparatą būtų rekomenduoti vartoti kartu šalia, sakykime, standartizuoto vėžio gydymo schemų. Tas vaistas yra fasuojamas kapsulėmis. Jeigu pačią ugniažolę taip suvalgius, liaudies medicinai naudoja arbatas, tai šiek tiek pasireiškia jos nuodingumas iš vienos pusės, o iš kitos pusės, jeigu išgerus ekstraktą, jisai rūgščioje terpėje skrandyje suyra ir būna neveiklus. Tai vat, kaip kapsulė papuola, ten išvengia tos rūgščios terpės ir po to tie papuolę aktyvūs junginiai, tie alkaloidai, jie kovoja su vėžiniam ląstelėm. Tai iš esmės, tas ugniažolės ekstraktas, jisai yra gera terapinė priemonė sergant vėžiu. Arba po vėžio kažkokio tai gydymo kurso, kai reikia pribaigti likusias organizme negeras ląsteles. Preparate derinami ir medetkų padedančių kovoti su naviko atsiradimo bei atsinaujinimo priežastimi bei siauralapių gysločio ekstraktai, kurie dar labiau sustiprina ugniažolės poveikį. Lyginant su ugniažolė yra tie, kad gyslotyje arba labai mažai, arba iš vis nėra tų vadinamų alkaloidų. Ten daugiausiai yra angliavandenių įvairiausių, toliau yra visokių aromatinių fenolinių junginių, yra taninų, kuriuos mes taninus dažniausiai su arbata turbūt gaunam taninus. Ir tie visi junginiai, bendra jų puokštė esanti tam ekstrakte gysločio,
irgi veikia kaip priešuždegiminis vaistas, kaip antioksidantas, priešbakterinis, imunostimuliantas. Šalia žolelių ekstraktų ir seleno preparate derinamos ir 3 normaliam organizmo funkcionavimui itin svarbios amino rūgštys – gliutationas, L-metioninas ir L-cisteinas. Šitos amino rūgštys jos įdomios tuo, kad visose trijose, tam reiškia tripeptide, glutatione, yra sieros atomas. Ir kai yra sieros atomas ir tokia specifinė funkcinė grupė, reiškia, tos amino rūgštys jos veikia kaip antioksidantai. Nes patekus į organizmą žalingom medžiagom, reiškia, tos vietos baltymuose ar kitose, reiškia, organizmo ten terpėse, pirmos sureaguoja ir lengviausia pasiduoda oksidacijai. Ta prasme, papuolusi žalinga medžiaga neoksiduoja kažkokią tai kitą vietą, kuri gali būti svarbi, o sureaguoja su šitom amino rūgštim ir sustabdo, reiškia, tą blogąjį poveikį. Gliutationas tai yra ta medžiaga, kuri užtikrina antioksidacinį organizmo stovį ir siekiant apsiginti nuo laisvų radikalų, o ypač tai aktualu, kada yra, sakykime, vartojami preparatai, kurie gali tai iššaukti, tarp jų chemoterapiniai preparatai, kurie naudojami vėžiui gydyti, taip pat spindulinė terapija. Būtent esant tokiai terapijai, organizme susidaro žymiai didesnis kiekis įvairių laisvųjų radikalų. Taip pat svarbu tai, kad tie laisvieji radikalai, jeigu jie laiku nepašalinami, tai jie gali sukelti antrinius pažeidimus. Tai yra mutacija sveikų ląstelių, kurios po to po kiek laiko gali vėlgi išsivystyti iki vėžinių susirgymų. Derindami žolinius preparatus su tradiciniais vėžio gydymo metodais, onkologai sako pastebintis itin džiuginančius rezultatus. Sėkmingiausia stebim sustojimą naviko atsinaujinimo prie adenokarcinomos G3, kuri jau yra tikra navikinė ląstelė. G2 yra pusiau navikinė, pusiau ne visai pakitusi, G1, žinoma, ką tik pakitusi, bet G3 totaliai yra išgaudoma nuosavo imuniteto ir nuosavų monocitų paverstų gaudyklėm, makrofagais. Kovoje su onkologinėmis ligomis specialistai pabrėžia ne tik vėžio gydymo metodų, bet ir sisteminio viso organizmo stiprinimo svarbą. Mat po agresyvios terapijos žmonės dažniau serga infekcinėmis ligomis, susilpnėja imunitetas, jie tampa neatsparūs įvairiems ligų sukėlėjams.